Taip, atsibūsiu Vyteniušė eteryje. Ir mes čia studijoje, prodiuseris Ernestas, viršininkas, labas, čia jau dabar gali pasakyti žmonėms. Sveiki, labą rytą. Taip, Ramūnas Čyžas, aludaris, kuris organizuoja prie Sartų vėžių valgymo čempionatą kožną vasarą. Taip, na, aš užsirišiu čia servetėlių, turim mes padoriai, kultūringai, žodžiu, ne čia ko pridrėpti. Dabar valgysim vėžius laikui. 3 minutės yra, bet esminis dalykas, kad nėra prasmės čia suvalgyti per 1,5 minutės ar per 30 sekundžių. Esminis dalykas, per 3 minutės reikia kuo švariau išvalgyti vėžį. Tai ką? 1, 2, 3. Pradedam. Pirmiausia, aš laužiu vėžiuko šitągi uodegą. Kaip jis teka. Ir ten yra tas... O, teka. Rankos dreba rankos. Neištraukiau žarnos? Neištraukiau žarnos tiesiog. Yra žarnos, neištraukiau. Žarna liko, man reikia žarnikė. Kartu su peleku dabar ištrauk žarną. dantukais. O ką su žarna daryti? Dantukais atidarinėkit. Tak. Taip. Čia odontologai gal ir barsis, bet dirbkit dantukais. Tai aš jau varau su tiesia žarna. Na, gal. O, ne. Ištraukiai? Galima šitą visą valgyti. Taip, viskas valgoma. Nu, čia dabar žalia viduj to vėžio. Žalia yra kažkaip įkrai. Taip, dabar Ar kaka čia vėžio? Čia viskas valgoma, dabar susiras tik tai priekį. Atsimeni, kur rodžiau? Priekis prie galvos? Taip. Va šitas? Taip. Tai jo nereikia Oi, valgyti. čia baigia vėžio, čia čia jau per uodegą daug dar išmeti, jau suspaudai pirštais. Nu, dreba rankas. Aš tikrai jaudinos, nes aš laukiu visą savaitę. Iš tą galima valgyti? Taip. Taip, dabar reikia tas... Vėžio kakai. Ten priekį, jeigu tau buvo kartu, tai tu ją jau suvalgiai. Suvalgiau kasą, vėžio, suvalgiau tiesią žarną. Nu, nieko, aš tikiuosi, kad bus pirmadienį laida. Ir aš būsiu čia, baigėsi laikas po truputėlį. Girdžiu, čia valgoma viskas. Taip. Viskas, Vyteni, baigiam, padedam. Rankos pakeltos. Nu, pakeltos. Nu, Ernestai, aš reziumuodamas, žiūrėdamas į jūsų lėkštes, į jūsų išėdas, galiu pasakyti, kad jeigu Vytenis nemelavo, jeigu jisai tik tai vaikystėje valgė, tai jisai suvalgė gana gerai. Norėčiau pasakyti, nepataikaudamas prodiuseriui, kad Ernestas liktai suvalgė geriau. Nu tai aš sakau, jam visada geriau. Atsiprašau, Vyteni. Aš turiu dirbtinį dantį. Šias mažas varžybas sakyčiau, kad Ernestas laimėjo. Šitas dantis yra netikras, iš tikrųjų, čia metalo keramika, 450 litų kainavo. Šitas.